Sveiki ir vėl nuo mėnesio naujokos. Kažkaip nenori šiandien su manim nieks bendrauti. Tad važiuoju savo pastovų sandėlį ir šiandien nieks manęs nenori priimti. Dabar reikia važiuoti, nežinau, kur man parkuotis. What the hell I know? Išjungiam variklį. Antras mėnuo. Praėjo mėnesis. Ką galiu pasakyti? Pažanga yra. Bet grybauju vis tiek. Kažkaip nesisąmonės smegenyse tas toks automatizmas, kada reikia sukti kur vairą. Jeigu noriu, kad priekaba eitų į kairę arba į dešinę, kad sukti vairą į priešingą pusę. Nu, nėra dar to. Ir kitą kartą galvoju, čia dabar noriu, kad priekaba eitų ten, tai, žinai, toks galvojimas. Va nėra dar to automatinio, kaip kiti man vairuotojai sako, po kiek laiko tenai, žinai, atsiras karočių, automatiškai viską darysi. Nėra. Dar nėra. Šiaip jau biški geriau su atbuliniais varimais taip apskritai, ne tik tai parkavime, kai va reikia ir tiesiog atgal važiuoti kažkaip jau paprasčiau. Jau, vis tiek jau kažkaip tai, žinau, kur didžiausia bėda, kaip ir vis sakiau ir ankstesniuose video, ir kaip čia rašiau komentaruose kai kuriem, tiesinimas. Nors tu mane užmušk. Nutiesinimas man kažkoks prakeikimas. Kaip ir sakiau kažkam komentarė, kaip ir biliardą žaisdavau, reikia tiesiai mušti, neįmušiu praktiškai 50%. Nors biški kreivas, viskas tvarkoja. Su tiesinimu kažkokia problema. Tai va, turiu vieną sandėlį, kurį praeitį kartą važiavau, tik negalėjau pafilmuoti, kur yra 3 rampos ir 2 iš jų praktiškai reikia parkuotis iš blogosios pusės. Angliškai čia blind side vadinamas, akloji pusė ta iš keleivio, kur reikia pusę sukti, kur nematai praktiškai. Tai tam sandėlį aš keikiausi praeitą savaitę, buvau 3 kartus praktiškai, bet pasisekė tai, kad ten vienas iš 3 yra, kuriam galima parkuotis iš gerosios pusės, tai yra iš vairuotojo. Tai jo, ten problematiškas plus nuokalnė. Plius, kaip sakiau, kažkada čia vienams ten ratai mano cypė, stabdė priekaba pati, vienu žodžiu, siaubingai. Tai va, kai papuola pirmas ten, kraštiniai 2, kuriuos jau iš gerosios pusės nesusiparkuosi, tai jau ten problema. Ir vieną kartą teko, bet aš ten, Jėzau Marija, ten laužiau, padėjo, aišku, kiti vairuotojai, kaip sakyt, nurodė, važiuok, nevažiuok, žinai, suk, nesuk. Bet ten yra problema ir ten praktiškai, jeigu iš gerosios pusės parkuoji, praktiškai vis tiek tu atsistoji blogąją pusę. Tik tai tiek, kad ant tokių laužimų didelių reikia, kad ta mašina, nes netilpa, tiesiog pristatyta konteinerių šiukšlių visokių tenai ir taip toliau, ir nėra kur užsukti. Tai jeigu važiuosiu, neturėjau progos tada pafilmuoti, norėjau parodyti tą sandėlį prastą. Tai gal dabar kitą kartą, kada jau važiuosiu, nes pasikeičiau dėklą, nes ten netiko man ant tų magnetų, tai gal išeis pafilmuoti, parodyti tą mano patį nemėgstamiausio kol kas sandėlį. Šiaip prie naktinio darbo pripratau, daugiau mažiau. Hi. 5, yeah? Okay. Yeah, okay, thank you very much. Pagaliau davė man bėjų, 5. Čia nieko baisaus šitas sandėlys. Aš irgi grybus pjaunu. Kur aš tų grybų nepjaunu? Jūs man pasakykit, kur aš jų nepjaunu. Vietos pakankama. Šiaip pakankama vietos, bet vis tiek kartais perlaužiu priekabą ir tada turiu problemas su tiesinimais. Ir tada turiu problemą su tiesinimu. Šiandien trešia priekaba, kurios, sako, biškai kaprizinasi. Jo, kartais kaprizinasi. Mačiau, vieni pasikėlę būna paskutinę ašį kažkaip, bet gal ne visų priekabų keliasi, tai negaliu pasakyti. Problema, kad aš vis turiu pažiūrėti ratą, nes ta priekaba nereaguoja taip, kaip aš noriu visai. Kaip šitie, kategorijos sunkvežimiai.
ten turėčiau mokykloje. Reikia tiesinti po biškį. Važiuojam. Gal biškį užmesti čia. Dabar jau praktiškai tiesinti reikia. Žiūrėk, gal aš pirmą kartą pasistatysiu. Blemba, beveik kaip tiesiai, beveik visai tiesiai. O, blemba, čia pas mane tos durys atsidaro į šonus. Šeit reikia atidaryti duris. Ne į viršų čia kelias. Nemėgstu atsidūrį į šonus. Taip. Duris atidarėm. Čia turbūt vienas iš geriausių mano prisiparkavimų, aš jums pasakysiu. Visiškai be jokių pasitaisymų iš pirmo karto. Ašgi sakiau, profas. Ką tu, galiu jį dabar jūs mokinti visus. Bent jau sapnuose, svajonėse. Iškrovinėja mano fūrą. Šis Amazonės sandėlys. Baigė iškrauti, dar sakiau parodysiu gal tokius ratų blokatorius. Kai važiuojam, plius šitos turėtų statyti prieki mano sunkvežimio, bet nestato, ne visuose, o čia va yra tokie ratų blokatoriai. Šitas ratų blokatorius, vienu žodžiu, atvažiuoja ir būna įkiša tarp dviejų ratų, kad nepavažiuotų. Ir paskui, kai pabaigia, tave paleidžia išjungiai. Pastato atgal. Čia va tokie laukiamieji yra dar tiesa. Būna kitosios, nebūna viduje nieko, tokie va pastatyti konteineriai. Čia va yra tualetai. Iš šono. Čia kambariukai laukiamieji. Čia tai šiaip šildytuvas. Čia eini. Šilta, stovi kondiškės. Ir toks mikrobangė. Staliukai. Kavos aparatas, bet nėra iš ko daryti greičiausia. Bent jau vienu žodžiu. Tai va. Tokie laukiamieji vairuotojų kartais yra nelabai geriausi.